Ok, pradėjom. Karočią, šiandien krūtinė nugara. Ir krūtinė nugara bus, man rodos, dabar čia vienas iš paskutinių workoutų per visą savaitę. Vien dėl to, kad ir to varysiu daryti tą tuškę. Ir nežinau, kiek laiko negalėsiu eiti salę, gal kokia kaip minimum savaitę. Tai dabar nežinau, reikia ir vaičeką pasižiūrim. Kaip visą laiką tradiciškai. Opa. Neblogai. 102. Nice. Gražiai, švariai. Nu ką, varom dabar, vis tiek kraidos susimečiau, kad 100 repint. Jau suvokiu, kad galiu. Easy, 100 jau čia lightweightas yra. Karočią, kas čia? Kraida tam, kad, atsarga gėdas nedaro, vis tiek bijau, kad išlys. 100 biškai, nežinau, skaudėtų, jeigu čia, tai nugriūtų, sutraškytų mane biškai. Tai biškai pritriekštų. Karočią, dabar varom, parepinsim. Gal 7, gal 8 repsai, pažiūrėsim kaip gausis, bet šiandien, ahuėna učios, puikiai. Jo, ne, kameramenas vėl nesąmonės šneka visą laiką. Mane, dėmesį mano blaško, negaliu skau per jį. Bam, ausinės, Batmano setas, Sigma ūsai, karočią, varom. Repin 100. Pas 100 nepasirepins. Geras pasakymas, manau. Ačiū. Geras, kiaušė 7 pats ir 2 su pagalba. Baig 3. Baig 3 vos, nemiriau. Pasimetu. Geras, dėkui. Easy, lightweightas. Lightweightas. Ir tai, kad būtų gerai, jeigu šitas presas būtų fokusas ant incline. Manau, kad upper chest'o yra specialiai. Bet irgi čia galima matau. Irgi galima matau, kad sužais galima tipo nuleidė. Max. Biškai čia pakelė. Ir gaunas toksai opa, kampas. Ir opa, upper chest veikia. Bet geriau būtų, jeigu čia būtų labiau ant upper chest'o šis presas. Bet apalmai, šis presas geras dalykas. Neturiu jokių nuskundimų nulis. Tiesiog. Kad dedam jau 8-5 ir 3 plytos liko ir viskas. Išmaksinta mašina. Max mašina. Čia not bad, tikrai. Bet iš 8-5 iki 3-5 nudropinam. Prikolas. Minus 5 kg. Per kiek? Per minutę. Besetas geras. Plius dropsetai. Jau čestas jaučias kaip ir gatavas, bet
trūksta to full stretch. Ir ką mes darome, jeigu trūksta full stretch'o? Dumbbell flies. Paprastas atsakymas. So, let's go. Darai dumbbell flies. Gulėjo čia tramdu. Nu, galvoju, dar ne laikas. Tik nesnai 30 pakėlėm iki tram nesnai. Dar noriu biškį strasok padirbėti. Biškį labiau išmestinti tą svorį, žinai, kad ne tai, kai svoris kilnotų, o tu svorį kilnuoji. O tai aš noriu va šitą. O tai tam ir yra esmė, ne tik, kad taip nesąmoningai tiesiog, be jokio pamąstymo, tiesiog vis keli tos svorius, bandai progresuoti tos svorius, ne? Ne, turi, kai jos jauti, kad tau per lengvas, tu gali jį pilnai kontroliuoti, max kontrolę turi ties to svorio, tada tik tai judam toliau, dedam daugiau, keliam daugiau. O tai va progresas veikia, ne, kad durnai vis bandai kiekvieną treniruotę dėt daugiau. Ir tu jauti, kad vis daugiau cheatingo, vis daugiau inercijos, vis tavo forma dingsta. Bet svoris kyla. Čia forma turi būti visą laiką. Taisyklinga forma. Traumų visi nori išvengti. Traumos nėra gerai. Čia minus progresas. Traumos yra minus progresas. O tai va, jeigu tu visą laiką stengiasi išlaikyti tą pačią formą, tai taisyklinga. Ir svorį keli, tada tu tai progresuosi. Aišku, biškį ilgiau užtruks, bet geriau biškį ilgiau, saugiau, bet svarbu pasiekti, o ne tai, kad rašint ir paskui, opa, kažkas tai pikst, lūžo, stroškėjo, opa, viskas. GG. Taip negali būti. Com o bico do acabou. Moça é a nossa tropa, avançar nessa gostosa. Все, laikas dabar pampą pačekint. Plus, kad turėčiau ką TikToką dėti ir pačiam įdomu. Sveikinai, show me what you packing, nigga. Let's see. Nori prikolą parodysiu? Šitos štangos, šito dalyko. Gal kokių 5 minutės geras ieškojau, kuris buvo va tenais prie sienos. 3 kartus žiūrėjau tenais ir nemačiau. Kaip tai įmanoma? 3 kartus žiūrėjau ten ir nemačiau. Nu, visko būna. Aišku, va, čia žodimas svarbiausia. Svarbiausia nepasiduot. Kas ieško, tas randa. Kas ieško, tas randa. Gerai, vėl 8. Norėjau dėti 8-5, bet kol kas aš dar praslapnas 8-5. Tai dėsim 8 tik tai. Ir vėl bandom iš karto aktyvuoti sparnus. Kaip aš mėgstu pas tą į kanalą. Iš karto, kad kraujas pradėtų pumpuotis. Ir vėl fokusas visą laiką, visą treniruotę, kad dirbtų man sparnai. Nes sparnai yra gerai. Tada bus įteipas. Paskui galės taip skraidyti.
šokti nuo bildingo su daugiai. Atiek didelis sparnai, kad tu gali nuo bildingo nušokti, įtimp sparnus, ir tu taip glaidini kaip per Fortnite. Prikolas bus. Useful gym tipsai. Vamos a empezar un partiale, vamos a empezar un partiale. Esse é o DJ Fly de Caramba, é o brabo da putaria. Esse é o DJ Marutashi, é o brabo da putaria. Šimtas šiam atrodė gal ir gerai idėja šiandien bandyti repint. Nes suprogresuoti tikrai reikia, vis laik reikia. Bet uždėjus tas šimtas šiam jau atrodo kaip heavy vaitas. Nemeluosiu. Atrodo biški daugiau negu įsivaizdavau. Ir manau ir jausis biški daugiau negu įsivaizdavau. Kaip jausis. Bet nieko tokio, kitą treniruotę daugiau padarysim ir jau greit 1.7 ir greitai 1.8. 1.8 repint. O čia prieš metus, lygiai, vasaros gale praeitą vasarą, čia buvo mano one rep maksas. O aš jau netoli to one rep makso, kad aš šį repint. Tai čia, some next level shit. Keturi repsai, not bad. Wow. Tikrai heavės vaitas. Įsivaizduoju bus lengviau. Bet geras. Keturi repsai. Good. Dar vieną bandysim tokį. Jo. Dabar biški. Paėsim. Viso. Pradėjom. Palsėjom. 100 šiam parepinam. Bandysim dar kartą, nes 100 šiam dar kartą nepasirepins ir man reikia, noriu išlyginti framsus. Šitas. Ir viso, pažiūrėk, sumo pradėjau deadliftus daryti ir o kaip pas mane deadliftai pradėjo progresuoti. Ir ką čia sako, sumo cheating. Guess what? Your mom cheating, bro. Sumo aфиgenas dalykas. Nesuprantu, kodėl anksčiau nedariau. Labai geras dalykas. Tipo, ir kojas. Pas mane užsipildo, ir nugarą, ir deadliftai progresuoja. Tipo, wow, sumo aфиgenas dalykas. Pohama, ką sako apie sumo. Sumo tikrai good shit. Nu, 2 repsai, karačiai. Not bad, bet pirmą kartą tokį svorį sunku kilnojam. Kitą treniruotę padarysim 6.
Jo. Na, bet čia... Gal iškirp tokį, net nedės apšė. Ne. Bet koks progresas yra progresas. Šitie 2 repsai, vis tiek buvo pas mane iki max, iki failure. Jie pasiekė tą, ką aš norėjau pasiekti. Nesvarbu, kiek repsų. Svarbiausia, failure pasiekti. Tu gali ir 100 repsų daryti ir failure nepasiekti. Bet gali ir 1 padaryti ir failure pasiekti. Pasipranti, ką aš noriu pasakyti. Visio. Dar damušim tikrai. Su kabeliais. Rausus padarysim. Ir visio. Dabar biškė, kad setapint viską. Ką, deadliftus damušiam. Gavosi taip šį kartą, kad ne aš deadliftus papisau, o mane jie papisa. Nu, bet nieko tokio. Kitą treniruotę atskiršysim jiem. Mes dabar, tai mes kitą treniruotės papisim. Tikiuosi, nes svaras tai jau nebejokingas svaras man ant deadliftų. Karočią, šiandien toliau, visą laiką damušam, jau dedam 3, tai jau netoli bus vėl išmaksinta mašina, bet šį kartą jau ne su 2 rankom, o jau po 1. Bet progresuojam, čia įrodymą, kad mes progresuojam. Pasieksim lubas kažkur, eisim kažkur toliau, lubas reikės siekti ten vėl kitas. O tai va, ir tai progresuosim. Įsivaizduoju, biškai sunkiau bus, bet... Čia vis tiek sunku buvo, ką aš nusišėkiu. Ką, visio, parkiausias damuštas. Žinai, kas sužinau, nes, kad bluetoothinės ausinės labai blogas dalykas. Kenkia. Čia smegenim visokiais ten bangos nesveikos. Bet, žinau, 300 eurų šeistą. Šiaip dalykas kiekvienas. Būtent į kačalkį naudoju. Bet, jei gali laidinės naudoji visur, laidinės ausinės. Nu ir visio, viskas. Damušta. Ir nežinau, dėl to prastempimo. Sakau, aš pasidomėsiu, bet vis nepasidomiu. Nes vis tingiu, nemelosiu. Tikrai tingiu. Ir, žiūrėk. Benefitai yra tampantis, taip, faktas. Bent jau didžiausias benefitas, kada aš randu, tai kai gali nuleisti. Kameramenas man išblaškė, vėl nesąmonės pradėjęs man šnekėti. Didžiausia nauda prastempinėjimo, kai būtent po treniruočių, jau kitą dieną tau skauda būtent raumenį, tada jo, šiaip pratempimas, fiziškai aš jaučiu, kad jisai man padeda. Aš žiūrėjau pagal save, bet tada jo didžiausia nauda, mano nuomonė. Ir aišku, jeigu nesitampysi po treniruočių, ne pasaulio pabaiga, tavo nebus, kad visi gainsai, viskas nugrius ir nieko negausi. Nesąmonė. Bet šiaip, kas padeda, iš tikrųjų, masažai. Prasimasažuot. Kad visus tos raumenys, kurie jie pas tavį įsitempia, persitempia, jos išmasažuoja, atpalaiduoja ir jie tada gauna pailsėti, o ne tampantis. Dar jos labiau tampyti ir plėšti. Masažas geras dalykas, va šitą turėtum investuoti savo
pinigus laiką, geras dalykas tikrai. Tikrai geras dalykas. Pats, nežinau, jau 3-4 mėnesis, kai 5 gal net, kai darau. Tikrai nesigiliu, geras dalykas. Nu ir viso. Krūtinė baigta, nugara vėliava. Biški brain crashas buvo. Krūtinė baigta, nugara baigta, viskas baigta. Viso, workoutas. Aфиgenas kaip visą laiką. Kodėl? Todėl nes high intensity workoutas. High intensity workoutai patys geriausi. Jokie science based bullshit lifteri man čia, nežinau, galite visokius argumentus nesąmoningus savo sakyti, bet high intensity treningas yra geriausias treningas. Nes čia yra įrodymas, kad aš kiekvieną treniruotę progresuoju, kiekvieną treniruotę vis stipresnis ir aš vis didesnis ir didesnis tampu, nes aš vis stipresnis ir stipresnis. Tai, nežinau, galite jūs neginčytis, ieškoti koks geriausias science-based dalykas ir ten švaistyti po kelias valandas kiekvieną dieną savo laiko, toj kačelkiai. Galite daryti man visiškai vienodai, darykite savo laiką, ką nori, svarbu jūs laimingi. Bet jeigu nori nešvaityti savo laiko, nešvaityti savo pastangų, high intensity workoutas. Paimk, parašyk man Instagramą, _Arni. Viso. Rasi pas mane description'e, pas mane kanale, linką rasi. Parašyk man dėl online coachingo, tikrai aš tau padėsiu. Pats jau prieš 2 metus šitą pradėjau high intensity workoutais domėtis ir nuo tada aš pradėjau labai progresuoti. Ne tik fiziškai, bet ir psichiškai, nes tu gauni daug laisvo laiko ir tu gali pamastyti ir mokytis kitus dalykus naudingus, nes ne tik kačelka yra naudingas dalykas. Svarbu ir save progresuoti va čia, visur aplink save, nes ne tik kačelkai. Nu ir viso, sakau, nori daugiau sužinoti apie šitą, parašyk man, susitarsim laiką, susitarsim kainą, viską susitarsim ir aš tau padėsiu pasiekti savo svajonės, pasiekti savo iškeltų savo rezultatus, savo tikslus. Patikėk, kas blogiausia gali atsitikti, tai kad nieko, nes čia high intensity workoutai, su high intensity workoutais nieko blogo neįmestiks. Kameramenas vėl nesąmonę šneka visą laiką, nes jis tik nesąmonės šneka, nes žinot, kodėl kameramenas pas mane nesąmonę šneka? Nes jis nedaro high intensity workout. Va čia yra skirtumas tarp žmogaus, kuris daro high intensity workoutus ir kuris nedaro jų. Jis gal net ten žemyn, čia. Va tai va. Nu ir viso, viskas, ačiū, kad žiūrėjai. Ir, nežinau, parašyk, sakau.